Klausau. Labas. Labas. Čia pagal skelbimą aš... Pagal kokį skelbimą? Tiesiog radau, kad kaip ir ieško darbo Raseiniuose Alio laikraštyje. Šiaip tai nedaviau jokio skelbimo, bet be darbo tai ieškau. Nu, nežinau, kaip čia mano draugas davė man numerį, sakė, kad jisai rado tą laikraštį, aš iš tiesų nežinau dabar. Tai, panelė ar ponė, jūs čia dabar būsit? Ponė. Ponė, ar ne? Jūs esate iš Raseinių? Taip. Labai gerai, aš irgi. Kokioj gatvėje gyvenat? Šiaip tai aš kaime gyvenu. Kaime. Nu, mes tai centre. Prie tokio klubo, L klubas yra, jeigu žinot. Aha, žinau. Nu, va, tai ten mes turim namuką su antraja pusė. Ir matot, kame reikalas. Mes iš tiesų labai daug dirbam, abu. Aha. Ir mums reikėtų, kad padėtų sutvarkyti namučius. Ir mes kaip ir atsikeliam šiek tiek vėlokai, nes mūsų tas darbas toks naktinis, žinai, bimbinėjimas. Ir mums reikėtų, kad pusryčius ten, na, aš antrai pusiai tiesiog duosiu ragelį, jis susakytų, ką reikėtų padaryti. Tai gal ar domintų jūs? Ta prasme, tvarkyti namus, taip? Nu ir dar gal kokį, nežinau, kiaušinuką iškept. Nu, aš sakau, antra pusė mes su jie jau 4 metus kaip ir draugaujam, gyvenam, ji papasakotų, ko iš tiesų nori, nes žinot, tos, kaip čia tos moteriškos pusės vis tiek kitaip jos galvoja, tai... Na, aišku, gerai. Tai ar kaip dabar, jums įdomu būtų tas darbukas toks? Nu, šiaip aš turėčiau žinoti, kas tai būtų, ką aš turėčiau padaryti. Nu, vienu žodžiu, daugiau reikėtų sužinoti. Taip. Nu, tai tada aš Ruslaną pakviesiu ir jūs pasikalbėkit, gerai? Gerai. Ruslanyte, taip, ateik. Su kuo čia kalbėjo? Su moterim, kuri ieško darbo. Koks jos vardas? Aš nežinau, susipažink. Aš žodžiu nebetrukdau, kalbėk, gerai? Gerai. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Čia man kažkas neaišku. Ta prasme. Jūs moteris kalba. Ne, čia ne moteris, aš Ruslanas. Aha. Viskas aišku. O kodėl jūs tikėjotės, kad moteris? Kažkaip taip atrodė. Tu vėl šnekėjai, kad aš tavo buvau... Jūs nesivarginkit, tai iš tikrųjų viskas, žinokit, yra normalu. Mes, savam pasaulį, žinot. Bet Aš čia nesupratau, čia kažkoks bairis, kas čia, iš kur, iš radijo skambina, kame čia reikalas? Aš galvoju, jūs ieško darbo. Aha, darbo. Bet jūs, aš kaip suprantu, nusiteikus juokaut. Nu, aš šiek tiek nusiteikus juokaut, nes čia yra nerimta. Jums tai atrodo nerimta. Tebūnie. Lioša, aš nebekalbėsiu telefonu. Čia iš vis kažkas tai darosi neiškaus. Kam tu čia paskambinai? Im kalbėk. Nu, Ruslanai, kodėl tu taip piktai visada? Atleiskite. Eik tu šikt, kas čia dabar? Ei, gerai, gal. Eik tu šikt. Debilas. Pakalbėsim, prašau, dabar manęs netrukdyti. Pakalbėsiu su savim paskui. Vat ir mėgosiu lovai vienas šiandien. Fik aš su tavim mėgosiu. Pats ir mėgok savo. Ruslanai, gali eiti savo kambarį užsidaryti? Prašau, aš daug man su žmogum pakalbėti. Tai čia į savo kambarį jau. Dieną tai jisai mūsų, o vakarė tai jau savo. Tu pats savo. Ruslanai, aš 2 kartus tau nekartosiu. Leisk man su žmogum pakalbėti ir nutart dėl darbo. Pats darysi valgyti. Eik šik tasilę. Atsiprašau, ponia. Jūs dar čia? Nu. Su kuo aš čia dabar kalbu? Na, koks skirtumas? Ne, tai skambinama žmogui, kur su moterim kalbėjau dėl darbo. Ar čia jau transidentuojasi visai? Nu, tai gerai, nu. Kas gerai? Tai kur tas žmogus? Tai nieko, man atrodo, čia gero iš čia nežadat. O kodėl jums taip atrodo? Nu, jaučiu pagal kalbą. Pagal kalbą? O kuo ta kalba tokia išskirtinė? Paprasčiausiai prikolą gaudas ir tiek. Gaudom prikolą? O kodėl mes jį gaudom? Ką žinau, kuo jis gaudyt. Nu gaila, norėjom pasiūlyti darbą. Neturit daug ką veikti. Norėjom pasiūlyti darbą. Bet jeigu jums neįdomu, tai viso gero. Ne, neįdomu, aš turiu darbą. Ne jums norėjau, o jūsų žmonai. Nu tai ką dabar? Nu tai viskas, viso gero. Viso gero. Nerimtiems žmonėms mes darbų nesiūlom. Tikrai ne, Vasulytė. Jo. Nu nieko, pajuokavom ir gana. Taip, aišku.